Sveiki visi, čia FTMC tinklalaidė užklasinė veikla. Ir mano pašnekovas yra FTMC optoelektronikos skyriaus fizikas, mokslų daktaras Mindaugas Karaliūnas arba Falšas Padugnė iš punk roko grupės Padugnės. Sveikas gyvas. Labas. Tu labai blogas. Ne, visai neblogas. Labai geras, net sakyčiau. Per geras kai kuriem žmonėm. Kai močiutė paprašo perėti gatvę padėti, tu nepadedi. Ar padedi? Taip, aš vakar bomžas nugriuvo prie autobuso, nuėjau padėjau, jį pakėliau, nes nieks daugiau, stoteliai pilna žmonių, visi abejingi. Tai jis ten vos po to autobusu nepasivoliojo, tai vairuotojas atėjo, sako, kas čia vyksta, sakau, žmogus nukrito. Bet jis pavargęs buvo nuo gyvenimo, tai aš jį pavedžiau, jis ten prisėdo po to. Tai jo visada padedu, kam kyla problemų. Bet iš kur tas tada toks įvaizdis, kad jeigu tu esi neformalas, ta prasme, kad rėdaisi kažkiek labiau šaukiančiai arba klausai trankesnės muzikos, esi jau kažkoks jau asocialus ir blogas? Tai čia jau kaip tu matai mane, žinok, dauguma tų, kurie taip atrodo, tai kaip tik slepia gal savo tą jautrą pusę ir yra dauguma tų žmonių, kai arčiau susipažįsti, tai yra labai jautrus, geri ir netgi socialiai aktyvesni negu asocialai, kurie rengiasi ir atrodo galbūt priimtinai. Aš pasiriau tokius ilgus plaukus ir ten grandinę nešiodavau, ten metalas ir dabar yra mylimiausia turbūt šita muzikos rūšis. Tai teko ir pačiam kažkaip irgi tokia keisto požiūrį iš tų normalių, sakykime, turėt, kad, kas čia toks yra. Pagarba. Tai jaučiu, kaip sakant. Tai va. Mindaugas, kaip ir minėjau, jisai dirba optoelektronikos skyriuje. Jeigu labai trumpai, tu vienam interviu sakai, kad atlieki tokius slaptus valstybinius mokslinius tyrimus. Kas tai yra? Nenoriu, suprant, pradėkim nuo to, kad aš biškį turiu tokį jau susiformavusi, žinai, asmenybės susidvejinimą. Tai man iškart, kai tu pristatymą su vardu pavardė ir su mano sceniniu tuo visų pavadinimu, kaip čia pasakyti, pseudonimu, ane? Tai jau man taip iškart, čia kažkas, žinai, tipo, negerai. Tai, o tas atsirado dėl to, kad aš iš tikrųjų turiu tokius du gyvenimus, tai vienas toks yra būti mokslininku ir būti tokiu gerų piliečių, o kitas toks atsiskleidė kažkoks noras kažkaip kitaip save išreikšti ir tas po to susiformavo viskas. Ten gali daryti, ką nori, kol su savo vardu, kol nelipi ant scenos. Kai lipi ant scenos, tada aš pagalvojau, kad, visų pirma, tas vardas pavardė taip jau labai arogantiškai skamba, tai pasivadinti kitaip. Taip gavosi, kad mes prisijungiau prie grupės Padugnės, tai dabar mano family name yra Padugnė. O first name aš iš tikrųjų pats susigalvojau čia. Kažkada meluodavau, kad čia mane taip pavadino kažkas. Netiesa, aš pats susigalvojau, nes man niekad kličkos nelipdavo. Kažkaip nežinau kodėl. Tai... Falšas. Jo. O palauk, koks klausimas buvo pirmoje vietoje? Tai ką tu veiki, kokie slapti tyrimai yra? Tai kai aš ten būnu, žinai, interviu, kur yra apie muziką, tai aš nelabai noriu šnekėti. Tai ką tu ten gali pasakyti? Vis tiek žmonės nesupras. O jeigu jau mes čia FTMC esam, tai žinai, aš iš tikrųjų terahertzų fotonikos laboratorijai dirbu ir aš atėjau čia daryti postdoko, nes prieš tai aš dirbau VU, toks buvo medžiagotyros ir taikomųjų mokslų institutas, po to taikomųjų mokslų institutas, dabar ten perorganizavo. Nesvarbu, tai iš tikrųjų prieš tai aš ten dariau fotoliuminescencijos tyrimus, o po to postdokui atėjau į FTMC, labai džiaugiuosi prisijungęs prie terahertzų fotonikos laboratorijos, kur mane labai šiltai priėmė ir iš tikrųjų jau praėjo nemažai laiko, atvirai pasakius. Kaip tik spalio mėnesį buvo 10 metų, kai aš pradėjau dirbti. Tai dabar iš tikrųjų mėgstu sakyti, kad ant dviejų viskas laikosi, ant kvantmechaninių sprendinių ir ant spektroskopijos terahertzų, bet pastaruoju metu žiūriu su imagingu irgi turiu bendrų reikalų, vaizdinimu, taip.
Tai, nu, va, tokie 3 gal dideli domenai, kur jaučiuosi kažkiek išmanas. Gerai, apie tą būtent darbą su terahercais paskelbsim ir vieną tokį straipsnį su Mindaugu, tai sekit ftmc.lt ir atrasit už kiek tai laiko, gal už savaitės, aš viliuosi, nes irgi tų darbų daug, bet laukia dar po šito podcast'o dar vienas toks interviu, kaip sakant, spaudai. Bet dabar šiandien mūsų fokusas yra būtent ta užklasinė veikla, popamokinė veikla, kuri dažnai gal net ir neslėpkim būna širdžiai ir mielesnė už tą įprastą darbą. Tai, na nežinau čia kaip kam. Tai aš tik paskaitysiu iš tokio aprašymo po vieno iš YouTube'e rasto klipo. Padugnės – Vilniaus pankenrolo grupė iš garažo duobės Fabijoniškėse. Padugnių skambesys šiurkštus, neišdirbtas, nemalonus, pavojingas, atgrasus, kenksmingas, skausmingas, iš atliekų perdirbtas garso pluoštas, iš tamsios ir purvinos Fabijoniškių mikrorajono garažo duobės. Tai neverta tavo dėmesio, jeigu bijai rizikuoti savo socialiniu statusu, savigarba ir nekaltybė. Jų garsas tikras ir grubus, galingas ir nervingas rock'n'rollo užtaisas. Čia pat šitą rašai? Čia aš rašiau. Tai paklausom, gal pažiūrim vieno iš to pirmas video toks... Kaip tau patiko, sorry, pertraukiu. Man gerai. Iš karto norisi paklausyti ir surizikuoti savo socialiniu statusu. Paklausom tada pažiūrim vieną klipą, gal kuris toks, sakykime, iš gyvo garso, kuris toks trankiausias. Ir dabar prašysime videos, kad per visą ekraną štai vaizdą pajungtų, jau dabar yra, ar ne? Ir čia iš vieno koncerto, čia prieš 4 metus, Rock Bottom Street Performance prie Valdovų rūmų. Va, koks gražus. O čia nuotaka, čia performanso dalis buvo, ar čia iš kažkur atsirado? Jie ten atsitiktinai atsidūrė. Visiškai nieko bendro neturėjom. Šiaip įdomu, aišku, yra tam tikra specifinė auditorija, kurie ateina pankroko koncertus, jie ir kaip sakant, tūsinasi ar ne, džiaugiasi. O kaip priima publika, kai šiaip tiesiog vidury miesto tokie išsišokėliai, sakykim? Kokie buvo įspūdžiai iš to koncerto? Manau, priima atsargiai, bet žavisi, manau, čia jiems egzotika. Tai kaip ir smalsus visi būna. Ateina visada, kurie žino, tai jiems smalsu, kaip viskas atrodys. Kur jau mūsų draugai. Tai, o kurie nežino, tai stebisi turbūt. Ir nustemba. Nu, tikrai. Bet aš pastebėjau ir iš šito klipo, ir iš kitų, kad tu toks labiausiai pankiškai, išoriškai atrodai ir vat, ta sceninį įvaizdį tokie palkai. Vat, kiti taip apsirengia, kaip apsirengia, ar ne? Gerai, kol kas šitą... Geras klipas, čia aš montavau. Mes viską patys darom. Jo. Apie tą egzotiką kalbant, tai va čia labai įdomu, nes kažkaip, anksčiau, tai gal toj, sakykim, sąjūdžio metais ar ne, pankai buvo tokie stiprus judėjimas, gan gausus, kurie prisidėjo irgi prie to, maišto prieš sovietinę sistemą. Ir toj pradžioje nepriklausomybėsgi buvo daug tų pankų, ir šiaip daug subkultūrų, ar ne, ten gotai, pankai, metalistai, kas tik nori. Dabar kažkaip tikrai, retai kur tu pamatysi gatvėje, ar ne, žmogų su skiauterė. Kaip dabar ta pankų kultūra Lietuvoje, kokio jin yra, nežinau, masto, kokioj būklėje? Jin yra aktyvi, yra gyva, sakyčiau, yra įdomių reiškinių visada atsiranda. Ir manau, yra keli žmonės, kurie aktyviai palaiko, tai reiškia skiria savo laiką, kad palaikytų judesį. O šiaip tų neformalų tai yra daug daugiau ir tos multikultūros šiai dienai yra gan tokios susiplakusios į vieną. Kaip anksčiau tu minėjai, buvo daug tų multikultūrų,
Tai ir jos gan buvo tokios kaip ir konkurencingai nusiteikusios, nu, vienu žodžiu, būdavo ir visokių ten muštynių. Priešų, jo, ten kokios vertybės, skirtingos vertybės. Dabar yra arba tu alternatyvus, arba nealternatyvus, galbūt taip. Ir aišku, kiekvienas ten dabar turi laisvę išreikšti save kaip nori ir kažkam labiau patinka ta gotikinis tas stilius, kitiem ten metalas. Nu, tai yra, bet jau tai nebėra galbūt taip, žinai, atskirta. Daugmaž, pavyzdžiui, ten gali ir pereiti iš vieno stilius, kitą, nu ir kas, nieks per galą neduos. Tai, o ta scena iš tikrųjų yra, ji nėra didelė, niekad nebuvo didelė. Ir kiek žinau, iš tų laikų, tai yra keli žmonės, kurie mėgaujasi tuo, ką daro ir dar vis dabar lipa ant scenos, turi grupių ir tie patys aktyviausi, taip gal pavadinčiau. Tu Turbo Reanimacija dabar jie groja vėl? Čia legendinė. Nu, dabar jie vėl nebegroja, bet kiek žinau, Kastis, jis man skambino, sako, kad ieško grupės grot. Čia nesenai buvo. Sakau, aš dabar nelabai užsiemu, tai neturiu laiko, tai nieko negaliu pažadėti. Nes aš žinau, jeigu jis nori groti, tai ten aktyviai. Sakau, tekstų neturim. Sako, aš tau parašysiu tas tekstas, grojam. Bet dabar, žinau, jisai subūrė kitą grupę. Tai jis visada yra, ieško kaip realizuoti save. Apie pankroko pačią prasmę, ar ne, nes yra labai įdomu, kad ir dabar tie žmonės dirbo normalius darbus, ar ne, valstybinės institucijos, kitur, ten vieni ten atrodo bankuose, versluose, nu tokie žmonės atrodo, ta visuomenės dalis, sakykime, ar ne, bet tos dainos pankroko, jos vis tiek, jos turi tam tikrą ir politinį, ir socialinį atspalvį, ir tokį, filosofinį tam tikrą prasme, ar ne, prieš nustėjusią sistemą, prieš abejingumo turbūt, ar ne, pataisyk mane, jeigu klystu, bet kiek tenka pankroko dainų girdėti ir padugnių prieš tokias, gal tokį dirbtinumo, tokia maištas kažkoks vis tiek jis yra. Apie ką šiandien yra pankrokas ir būtent tavo pankrokas, tavo grupės pankrokas? Nu, manau, pankroko vertybės per laiką nesikeitė, jos vis tiek yra tos pačios. Tai yra kova už laisvę, tai yra asmeninė laisvė. Bet ką tai reiškia šiandien, ar ne? Nes sovietmečiu buvo, atrodo, labai lengva už tą laisvę žiūrint, kokiam kontekste. Aš visada galvoju Europai, nes matai, mes tai esam čia šitoj šalyje, Europoje tas pankrokas daug anksčiau atsirado ir ten viskas sudėta buvo, tie pamatai, ten nebuvo tos, žinai, bet visada prieš valdžią. O kur nėra valdžios? Tai, matai, iš tikrųjų, tai ta laisvė asmeninė, tai yra, kažkas bando visada ją suvaržyti, tai kas bebūtų, tai reiškia, yra, vertas pasipriešinimo, jeigu kažkas nori varžyti tavo. Čia nepriklauso nuo šalies ir nuo... Tai čia visada ta kova su tuo kažkokiu autoritetų, gal net ne autoritetų, bet kažkuo, kas yra galios pozicija ir nori kažką tau apriboti tave. Tai o kodėl, kokiais teisę turi, ir tada gali pradėti klausti, tai kokią teisę turi. Čia filosofija gal nenori eiti, bet esmė lieka apie tą patį, žinai, ir dabar galbūt nebėra tos tokios, žinai, represinės sistemos, taip? Bet yra, man atrodo, asmeniškai, kad yra vis dėlto visuomenės kažkoks spaudimas, kad jis visada yra kažkokios visuomenės normos, kurios, pavyzdžiui, sako, kad taip ir taip elgtis negerai. Pavyzdžiui, taip atrodyti negerai. Tai ne tik yra kažkas, kas yra valdžia. Dabar mes renkam valdžią, tai kaip ir yra. Bet kas gali būti valdžia, kaip dabar. Ir jeigu tu nori nuversti valdžią, jau nelabai šiais laikais tai būtų dabar viskas gerai. Demokratija yra gerai. Bet, žinai, visada yra tas kažkoks normų pateikimas. Pavyzdžiui, kažkokie socialiniai konstruktai. Jie spaudžia, jie labai spaudžia. Ir, pavyzdžiui, dabar tos socialinės medijos, per jas plinta visokie ten... naujų, vis tiek spaudimas, kaip tu turi atrodyti, kokie grožio standartai, kokie. Tai
pavyzdžiui, dar kitas dalykas yra nuo neatmenamų laikų statuso matavimasis. Pavyzdžiui, kokia tavo alga, kaip tu pavyzdžiui, kokį tu padėtį užėmė visuomeniai. Taip? Nu, tai tas yra čia žmogaus tarytum noras patenkinti savo ego, nu, tokį parodyti. Tai pažiūrėk, kasdien tas yra, kažkas kažkur, žinai, matuojasi tuo savo turtu ir taip toliau. Tai, o tai kodėl taip turi būti? Kodėl visuomenė turi būti paremta kažkokiais matavimais, kiek tu ten turto turi ir ar tu esi, jeigu tu to turto daugiau turi, ar tu geresnis už tą, kuris neturi turto. O, nu, tai tokie moraliniai klausimai mane asmeniškai domina. Tai kai mūsų grupė Padugnės, mes galbūt stojam į tų, žinai, beteisių pusę, ten tų benamių pusę, žinai, ir tada, gerai, aš tai turiu namus, bet ta prasme, o kaip jaučiasi tas, kuris neturi, žinai, nu, tai tas pats, kur vakar pakėliau, o kaip jam, žinai, kas jį apgins. Tai ir tada gaunasi, kad aš asmeniškai supratau, kad tas, kuris ten neturi tų namų, tai jis yra totaliai laisvas. Jo nieks neriboja. Man tada tas labiau patinka, negu ten turėti tą visą, dalyvauti aktyviai toj, žinai, tvarkoj visuomenės ir ten rodyti tą savo, žinai, ten tą grožį ir turtą ir dalyvauti tam visam žaidime, kuris nesibaigia. Tai čia tas vadinamsi žiūrkių lenktynės. O kas vaidinam rimtų žmonės visi, ar ne? Čia iš serijos. Nu jo. Ne, nu tai rimti žmonės irgi nieko blogo. Bet, žinai, nu, ką su tuo rimtumu tu darai? Ar tu ten pinigus po stalu, žinai, dalini ar emi? Nu tai gali būti ir linksmas, jis vis tiek tą daryti. Tai negerai. O kodėl Padugnės? Kodėl Padugnės? Nu, čia irgi, aš visada kažkaip prijaučiau tai kultūrai, nebuvau ten tas, kur ten jau 13, žinai, lakstė po gatves ir ten, žinai, darė tvarką savo. Aš kažkaip vis tiek įstojau į universitetą ir mačiau, kad čia yra variantas gyvenime. Ir susidomėjau aš tą punk kultūrą, kiek aš pamenu, tai visada kažkur mokykloje kažkokie punkai būdavo, su kuriais, sutardavau, žinai, ten vis tiek. Ir jie įdomus tokie būdavo, man egzotiški tuo metu. Bet universitete tai irgi tada gal ir prasidėjo toksai biški daugiau domėjimasis tais koncertais, nes tokių, žinai, ten tą stipendiją gauni, gali nueiti kažkur. Nes šiaip problema, kad visada pinigų nebūdavo, tai čia kiek aš atsimenu. Bet čia ir dabar tas pats, žinai. Bet tada ir tas... Po to aš jau susidomėjau ir visą prijaučiantis buvau. Tai buvo man epizodas, kai aš lankydavaus koncertuose ir daugmaž nori išreikštą savo tokį priklausimą tai scenai, tai tada ir atsiranda kažkokios detalės to išvaizdoj. Bet jau vėliau atsirado mano klasiokas, jisai sako, užteks klausyti nesąmonių, einam patys grot. Gerai, o ką turi? Grupė Padugnės. Ir aš pagalvojau, čia bus pankrokas. Jo, gerai, pabandom. Ir pradėjom mes dviese grot, nuėjom visą kelią, ir sukūrėm grupę. Tai jisai sugalvojo tą grupės pavadinimą. Ir kiek aš atsimenu, tai jisai pasakojo, kad Algis greitai yra sakęs ir jam patikė, kad sako, norėčiau gyvenime sugrot su grupė Padugnės. Nors tokios nebuvo, o jis mėgsta tą žodį, man atrodo. Tai jis gal pagalvo. Nors kitą kartą jisai sakė kitą istoriją, kad jis dar mokyklai sugalvojo, kad tas žodis yra tinkamas grupiai. Keista, kad dar nėra tokios grupės iki mūsų. Nes, žinai, pankrokas gan buvo nuosekliai išgrandytas 90-ais, man atrodo. O falšas esi dėl to, kad, kaip vienam interviu sakai, kad kartais darai vienaip, mastai kitaip kažkaip, ar ne? Kad tas toks susidvejinimas toks kartais būna, ar ne? Falšas? Falšas, jo. Matai, aš tau pasakysiu atvirai, tai aš iš tokių žmonių, kur jeigu kažką nori padaryti, tai turiu labai dėti daug darbo. Ir tada tas darbas visada man asmeniškai neteikia džiaugsmo, nes daug kainuoja pastangų. Tai aš labai žaviuosi žmonėmis, kuriems lengvai viskas gaunasi, tai yra labai gerai, bet
manau, kad man reikia pasistengti. Ir tada arba gaunasi kažkaip kreivai, tai tada, žinai, tai gaunasi toks. Man tas žodis labai patinka. Aš vokiečių kalbą mokiaus mokyklai, tai turiu tą tokį, polinkį ne tik į anglų kalbą, mane žavi ir kitos kalbos. Kodėl viskas angliškai turiu? Tai aš taip sumečiau, kad būtų gera klička. Ir po to jau sužinojau, kad falšas yra lietuvių kalboje žodis, jis yra stalių naudojamas kažkoks, kas ten tiksliai, aš nesupratau, kaip man aiškino, kažkokia laikina konstrukcija, kol tu pakeiti ten rimta, tipo tinkama. Nes falšas šiaip yra tas reikšmė, kad, kaip čia pasakyti, veidmainis, sakykime, ar ne? Taip, falšyvas, tai padirbtas, netikras. Tai aš nemanau, kad aš ten netiek giliai ten ieškau, bet aš manau gal iš tos potekstės, kad man viskas taip kreivai gaunas. Galų gale dabar žodynę radau, kad tai yra irgi lietuvių kalboje reiškia blogai sugrota nata. O, kaip gerai, kaip tai galim, tą progą galim... Kas man irgi dažnai pasitaiko šiaip jau. Galim paklausyti ir per visą ekraną vėl paprašysim. Naujausias gabalas, ar ne? Vaikai, vadinasi, šiaip labai įdomu, nes čia toks jautresnis, sakykime, ar ne? Čia toks daugiau apie gyvenimą, kaip sakoma, ar ne? Čia paties kūryba. Taip. Čia buvo... Tik nesigirdi muzikos kažkodėl. Jau dabar turi girdėtis? Aha, turim girdėti. Ne, negirdim. Galiu padainuoti. Gal galim truputuką, pastabdysiu gal. Tai jo, kaip tu sakėjai. Pauzę padarom truputuką, jo. Tai... Tęsim toliau? Jo, tai paklausom tada vaikai. Čia toks daina, kaip sakant, apie gyvenimą. Jo, čia toks. Norėčiau pasakyti, kas, bet toks, jau rimtas darbas, manau. Aš norėčiau, kad būtų. Čia vaikai jūsų grupės narių ir tavo čia? Tai vienas mano yra sūnus. Labai džiaugiuosi, kad jis sutiko nusifilmuoti. Jo draugas yra iš mokyklos, iš darželio buvo tada. Ir dar 2 grupės nariai, tai čia bosisto Minvio sesės. Ir daina yra apie, kaip vaikystėje viskas buvo šviesu ir smagu, o šiandien jau sunkumai gyvenimo, ar ne? Jeigu gerai suprantu. Jo, čia apie tokį išgyvenimą, kuris gali paveikti žmogų, kuris, kaip prarandi jau, kaip sako, nuo kalniuko jau. O kada tas kalniukas persiverčia, aš nežinau, bet kiekvienas turbūt žino tą momentą, kai baigėsi, žinai, rožinis. Kaip suprasti tą vietą, kur Liepos naktie tu žudai mane? Čia apie ką yra? Čia toks jausmas, kai, žinai, galbūt vaiduoklis iš praeities, apie kurį galvoji, supranti, nebežinai, ar tu vis dar jį myli, ar jau nebekenti. Žinai, killing me, tai galbūt angliškai. Okay. Tai kai jau labai toks stiprus poveikis, kad jau atrodo, kad žudo. Yeah. O tas truputį toks pro šono traukimas, čia irgi yra pankroko dalis. Žinai, nes man tai gražu, man tai natūralu, nes pankrokui tai tinka. Jo, dalis. Matai, mes nesam ten tie profesionalūs muzikantai. Tai aš pradėjau labai vėlai groti ir niekad neturėjau nieko bendro su muzika. Tai aš
birbindavau tą gitarą savo malonumui, tai kai pakvietė į grupę, tai pradėjau groti ir tai reikėjo labai daug laiko, kol pasiekiau tą lygį, kad tu galėtum, žinai, atlikti dainas greitai ir kokybiškai. Tai realiai ten pasimokytų technikų. Ir, žinai, tada dainuot, kai pradėjom, nes neradom vokalisto, tai irgi buvo daug blogiau, aš čia kiek išmokau, tai grinai pats. Nors tiesą pasakius, turiu draugą, kuris pakaunčina, duoda pamokų, kai einu įrašinėt, jau tada gal svarbiau. Tai susitinkam, jis įrašo, pasako, kur geriau būtų galima dainuot. Studijo Maruko, žinai? Taip. Tai čia, Marukas. Tai jis mane, tai mes su juo irgi scenai susipažinom ir labai turim bendrų reikalų, tai labai smagu su juo visada. Tai jis mane pakaučina. Ir aš tau pasakysiu, aš sakau, kaip manai, Maruk, ar čia bus super hitas? Sako, jeigu į natą pataikysi, bus. Tai nebus, matai. O šiaip beje, nėra taip blogai. Dar noriu papasakoti, kaip mes įrašinėjom, tai muzikinę dalį įrašėm, tada vokalui. Ir aš kažkaip buvau gal jau pavargęs ar kas, ir taip dainavau ir kažkaip taip nėra nuotaikos. Ir tada dar Edvukas, kur įrašinėjo, irgi senas pankas, mes pasirūsinojom šį kartą įsirašyti, tai jis ten N grupių turėjęs, tai ir dabar dar groja Toro Bravo bosu, bosinė gitara. Ir jisai sako, čia man patinka, bet sako, tu daugiau tą emociją tokią maištaujančio moksleivio su Nirvanos maikė. Ir aš ten bandžiau, ir tai taip viskas taip atrodė tuo metu, kai įrašinėm, taip kažkaip viskas netikra labai. Falšyvai, žinai. Tai tada gerai, nesigauna. Tada atkėlėm tą kitą kartą įrašysim. Nuėjau tada aš dar pas tą patį Maruką. Jis mane pakaužino, sako, tu taip daryk. Tada aš jau atsimokiau tas natas išdainuot. Ir tada aš grįžau į studiją ir išdainavau tas visas natas. Kaip galėjau. Bet jau ten buvo labai taip muzikaliai sutvarkyta. Ir žinok, ir jau tada mes jau buvom jau ten po poros alaus, tai jau tada jau baigėm ir aš labai laimingas buvau. Kitą dieną įsijungiu, baisu, dar baisiau, žinok, taip baisu, netinka, visiškai kažkokia nonsensas. Ir tada dar aš sakau, Edvuk, sakau, dar ateisiu pas tave. Jis sako, žinai, aš tau irgi norėjau skambinti, sako, labai blogai. Tai tada nuėjau, įjungiau tą tokį kaip ant scenos, kad daryčiau. Ir tada, nes ir grupės nariai, Pričkus su Ninze sakė, kas tau atsitiko, sako, tu dainuok kaip visada, žinai, ant scenos. Kažkaip... Tai šitą versiją paskutinė yra būtent ta kaip ant scenos dainavimo. Ir ten tada pro šoną. Taip. Man atrodė tuo metu, kai jau tą padarėm, kad čia jau tiko ir patiko ir grupės nariai sako, falšas vėl gyvas, kur buvo įdingęs. Nes jie sakė, kad ką tu čia išsidirbinė, nesąmonė, eik vėl įrašyk. Tai ne aš vienas, tai buvo. Tai sunku. Vėlgi, aš kai kažką darau, aš labai daug expectations turiu tokių viliuos, kad čia kažkas bus gerai. Dėl to visada persistengiu. Tai va, tai čia pamoka. O yra šansų, kad Lietuvoje gali būti kokia nors pankroko daina super hitu? Turint omeny, kad gali būti? Aš tikiu, kad gali. Pavyzdžiui, vienas super hitas, tai Estijoje buvo Terė Perestroika. Buvo 90 metų hitas. Ir čia ta grupė, kaip jis vadinas? Legendinė estų grupė pankroko. Ir Terė Perestroika buvo 1 metų, jau visi žino tą dainą. Bet vėl tas kontekstas politinis tam tikras dėkingas, sakykime, ar ne, bet viena vertus, aišku, dabar, kai yra internetas, kai tu gali labai greit išpopuliarinti savo dainą, greit paskleisti ir daug kas sužinos, ar ne, nebūtent dabar eiti į koncertus ar ten pirkti įrašų, bet kita vertus, kai tiek daug visko, ar ne, tiek daug visokių tų grupių ir įdomu, pankroko, kokia ta populiarumo galimybė čia Lietuvoje. Tai mes neieškom populiarumo pirmiausia, čia nuo to reikia pradėti. Iš tikrųjų, tu labai teisus, muzikantai, jau tikri muzikantai, kur jie baigia mokyklas, tai jie susiduria su tą problemą. Čia ne mano problema, aš tik galiu ir negrot, man nieks nepasikeis. Ir žinai, ir tada, kai groji, noris parodyti, noris išleisti, noris gerai padaryti, norisi, šitas noras yra, gal irgi savo ego, žinai. Bet
Ką jau kalbėti apie džiazo muzikantus, tai jie irgi pardavinė tos savo albumus, kompaktus ir nori, kad juos atkreiptų dėmesį, tai ką jau kalbėti apie juos. Ir jie nesugeba pasiūlyti turinio, kuris konkuruotų su video žaidimais, pradėkim nuo to. Tu žinai video žaidimai, kiek dabar laiko atima žmonių. Nu tai ką jau tu ten ant scenos turi daryti, kad jau žmonės ateitų pažiūrėti, nustoja žaisti ten tai savo ir tu nelabai šokiruosi šiais laikais žmonių, net ir tekstais, net ir sceniniu įvaizdžiu, jau visi tiek visko esame matę ir... Jau viskas padaryta, Didži Alenas jau nubrėžė ten, nežinau, ką galima būtų dar daugiau sugalvoti, bet nu tai jau, jeigu pažiūrėsi tą rock'n'roll istoriją, tai jau viskas padaryta. Tai ir nešokiruoti reikia, žinai, žmonės kartą tai ateina ir nori išgirsti kokybiško turinio, vat, kai, žinai, kai groja kažkas ir tau šurpuliukai eina per kūną. Taip. Jau. Vat tada žmonės ateis paklausyti. Nu ir nereikia ten labai draskytis, reikia vat sukurti kažką, kas verstų žmonės pasijusti, kad tai yra jiem duoda, žinai, malonumą. Nu, kažkokį tą malonumą. Ne tai, kad, nu, žodžiu, nu, va tą... Jaudintų kažkaip jausmą. Ir kas tai būtų? Nu, pavyzdžiui, aš tau pasakysiu tam pačiam pankrokį. Yra grupės, kur varo juodai, bet, žinai, tai per pastangas ir taip, žinai, tada, nu, ar jos gros ar negros, nu, tą vakarą, žinai, pasilinksmint gerai, žinai. Tai viskas gerai, bet yra grupės kelios, kur, nu, tu žiūri ir tave pritrenkia. Ir jos irgi nėra pačios populiariausios. Jos žinomos pankroko scenai. Jos žinomos, nes jos gerai groja ir ilgai groja. Ir tada tu matai, kad va, ta muzika, ta energija perdodama yra visiškai ne kaip tu tas natas sugrosi ir ne ką tu darai ant scenos. Tu gali ten stovėti. Ir va, ta atmosfera, energija, va, ta nuo scenos tave užburia, hipnotizuoja ir arba tą turi, arba ne. Čia irgi nieko naujo, čia yra, žinai, kaip vadinasi, žinok, aš pamirštu žodžius, bet... Bandom angliškai, vokiškai. Lietuviškai. Nu, tu čia mane pagavai. Charizma. Ir čia yra senas dalykas, arba tu ją turi, arba ne. Tas yra. Tu nesuvaidinsi jos. Viskas. Tai, vat, manau, kad konkuruoti labai sunku ir žmonės, kurie renkasi va, tą profesionalaus muzikanto duoną, yra iš tikrųjų man labai drąsūs žmonės, tikri, dreamers, nu, tie svajotojai. Taip. Nes, nu, biškiai aš tos virtuvės pamačiau, tai, nu, ten yra savas taisyklės muzikui. Ir darbas, ir didelis darbas. Jo, viskas yra daug pastangų įdėta. Pažiūrim dar vieną klipą, labai gražų, Visi lygus. Jo, taip. Trumpai, kokia šios dainos esmė? Tai pirmiausia, čia Krešas parašė, tas, kurį kūrė grupės, dabar jau atsisveikinom su juo, nutarės pakeisti gyvenimo būdą, gal jam atsibodo, žinai, čia. Dabar jisai klasikinė muzika, dabar perėjo prie. Ne. Žinai? Rimtai? Tu man pasakai. Nežinau. Jeigu kaip pakeis gyvenimo būdą, gal dabar jisai... Bet paskutinį interviu, kai jis atsisveikė, nu, ne interviu ten, gal šiaip ne. Jisai sakė, kad jis pavargo nuo ekstremalios muzikos ir jis dabar klauso, vat, gražią ir ramią muziką ir tai jau jam nedera su tuo, ką jis daro. Jis jaučiasi, eidamas į koncertą su padugnėmis, jau jaučiasi, kad jis turi grįžti prie to, kas jau jam nebėra artima. Nu, aš pilnai suprantu, kad taip gali nutikti ir... Jo, tai jeigu jis klauso, tu gal ir groja, aš nežinau. O tu irgi turbūt klausai ne vien tik pankroko, aš įsivaizduoju. Vis tiek, kai jau, kaip sakant, kai jau saulelė vakarop, tu turbūt gal tampi tolerantiškesnis, nu čia mano atveju, ir kitiems stiliam, ir kitiems žandram. Ir, pavyzdžiui, aš klausaus daug ko, nu, išskyrus rusišką popsą, man tai vis dėl yra, nu, išskyrus ten Pūko radijo asortimentas, irgi kol kas neskamba viduj, bet, tarkim, klasikinė muzika, tas pas džiazas, dar kažkasgi. Popsas kokybiškas irgi yra gerai turbūt. Nu, aš vertinu gerą muziką, bet žanras man vis tiek pankrokas labai patinka. Nu, turiu pasakyti, kai norisi klausyti muzikos dirbant, tai aš vėlgi turiu tą jau savo kitą, pavadinau, darbininko playlistą, kur
kur muzika, žinai, taip neverčia šokti nuo kėdės, nu, atsistoti nuo kėdės ir eiti kažką kitą daryti, nu, nes tai reikia, žinai, darbo, kai tu dirbi prie kompo, tai reikia taip jau, žinai, kad padėtų atverti intelektualiasias galės, ne? O jeigu šiaip laisvalaikiui, tai, nu jo, man labai patinka, dabar ska man labai patinka. Kur su dūdom, ar ne? Jo, labai. Ir ten nėra jau tas punk rockas pagal apibrėžimą, bet tas two-tone ska, tai labai gerai, upbeat, tai visada nuteikia gerai. Bet ska punk yra žanras, tai ska yra artimas labai. Ir tada, jo, tai, bet aš biškį metalo paklausau, man Ginger vienu metu labai patiko, atradau grupę, žiauriai gera. Ir, nu, va, tokio paminėčiau. Šiaip to juodo metalo tikrai nevirškinu, nesuprantu. Ir aš turiu draugų metalistų, tai aš jiems sakau, važiuok, man šitą grupę patinka. Tai sako, taigi tu punkas, čiagi trešas, tai trešas punkam dar sueina, o daugiau tai ten, man natūraliai ir nepatinka niekas kitas, tik trash grupės, kur pasirodo artimiau jau. Nu taip. Persiklabiški. Tai jo, tai su muzikos skoniu, tai ir aš pasakysiu, anksčiau įvairesnės klausiau, dabar kažkaip gal einu vis tolyn tuo keliuku ir man mažiau kažkas patinka iš... Jo, ir tų muzikinių turbūt idėjų svajonių dar ir aš įsivaizduočiau, ar ne? Ir tikrai čia, nu, tai tiki, kad dar tik ateityje bus geriausias dainos prašytos ir... Pankroko? Jo, apskritai? Jo. Nu, tavo būtent padugnių, jo. Turbūt ne, nes labai sunku dabar kažką... Nežinau, kažkoks gyvenimo etapas, kad sunku kažkaip sustiprinti savo kūrybinės galės, o gal jau jos išseko, nežinau. Bet nieko nenoriu, žinai, žadėti nieko. Nu, mes tikim, kad dar galėsim sugrot įdomiusnių kažkokių... Nu, yra dar noro parašyti dar, yra, bet žiūrėsiu, kaip seksis. Paklausom ir pažiūrim dar. Apie ką Visi lygus? Visi lygus yra, vat, Krešo parašytas gabalas. Man atrodo, aš nežinau, ką jis pasakytų, bet aš jam vieną kartą sakiau, žinai, tu tikras anarchistas, čia tikra anarchija. Tai ten žodžiai pažiūrėti, kad, nu, vat, už asmeninę laisvę ir už tokį galbūt netgi tokį pasaulio brėžimą, kad iš tikrųjų nėra lygesnių tarp lygių, nu, visi iš tikrųjų mes esame žmonės ir vėlgi tada ten dar yra eilutės, kur apie pagalbą tiem, kurie kuria, tai biški toks ir žinai, bandymas nu, va, pasipriešinti tam, kaip čia, establishmentui ir daryk tai, ko tu tiki. Ir tada rasi ir draugų, ir paramos. Nu, ir sugriauti tuštybės sieną. Va, tuštybės sieną. Geras. Ok. Groja. Čia kur filmuojat? Čia mūsų pirmas klipas ant Maskvos namų, dabar jau noriu nugriauti. Tuo metu jie tik tai buvo apleisti. Nesenai apleisti. Kas čia tatuiruota ant krūtinės? Nespėjau pamatyti. Pas me? Aha. Aš esu falšas. Bet vėl įvaizdis gražus. Nu, ačiū. Ačiū. Čia škotiškas kiltas ar čia kažkoks? Jo, škotiškas. Tikras Vilnonis. Gavau dovanų. Dažnai šiaip kur nors į miestą su juo išeini, ar tiesiog kaip čia grinai scenoje? Aš iš tikrųjų jį ėmiau, kai gavau dovanų, aš su juo eisiu gatvės muziką groti. Supranti, tu sukuri tokį, bet aš taip bandžiau, bet ten gavosi, kad turėjau gerų pasirodymų, bet kažkaip numečiau, gal trūksta tam laiko, nes reikia praktiškai visos dienos tam. Na, aišku, faina visą dieną su gitara, pasitampyti po piliofkę ir ten pagrot, nepagrot, draugų. Visada atsirasdavo draugų, atsirasdavo kažkur nueini į parkus ten galų. Bet, nu, jau, žinai, tada gaunasi, kad reikia visos dienos, tada tos nėra ir net nepradėti.
po to aš ant scenos pradėjau lipti su kiltu, nes atrodė, nuo kur daugiau nešiosiu. Bet po to, žinai, aš visada, kai jį užsidedu, jis man taip kažkaip kaip nesavas. Ir aš tada turėjau tokį challenge, tokį iššūkį savo, praleisti mėnesį su kiltu. Ir aš visur ėjau, visur. Skridau lėktuvų, keltų plaukiau ir ėjau į darbą. Tai čia darbe labai palankiai pažiūrėjo. Aš tik pamelavau, kad kelnes pamečiau per koncertą ir dėl to dabar kiltą nešioju. O ką pasakyti žmonėm? Bet iš tikrųjų čia toks iššūkis. Ir po to, po 40 dienų su kiltu, aš po to jaučiau su juo kaip darbinės kelnes. Koks skirtumas. Ir tai aš taip prisijaukinau, bet žinok, dabar jisai spintai, nežinau, reiktų ištraukti. O kas labiausiai, kaip čia, patinka būna, ar koncertai, ar tarkim turėti įrašus profesionalius, kas labiausiai veža vis dar Padugnėse būnant? Mane labiausiai veža... Nealkoholinis turbūt buvo. Jo, aš manau. Mane labiausiai veža... Nežinau, mane labiausiai veža repeticijos, kai susirenki ir groji ten. Gaunas, nesigauna, pašneki. Čia yra galbūt ta pagrindinė, ta tokia, malonumas, tai ta praleisti laiką repeticijų, rasti jai laiką ir tada koncertai, o įrašai, aš nežinau, įrašai tai norisi, kad, žinai, žmonės išgirstų ir norisi čia kaip ir tada toks, tarkim, yra noras įsirašyti. Buvo, kad mes ilgai neįrašėm albumų, tai praškai mes įrašėm albumą vos ne 10-mečio progą, nors to mes kaip ir neafišavom, bet mes nuo tos dienos, kai pradėjom groti garaže ir ten truko gal ilgą laiką, kol mes susigrojom ir nusistovėjo kažkoks grupės narių sąstatas, nes buvo keista. Ne visi likdavo prie mūsų, nes iš tikrųjų sunki pradžia buvo ir tada, nesunki, bet tokia, žinai, nieko daugiau neveikia, tik garaže repetuoju. Tai kitiem gal neįdomu. Ir tada aš sakyčiau, kad 2017 metai buvo, kai mes jau daugiau koncertuot pradėjom. Jau turėjom savo dainas parašę per tą laiką. Tai nuo 17 ten albumą išleidom kaip ir gaunas po 4 ar 5 metų, bet nuo tada, kai mes pradėjom groti, tai mums jau ten buvo praėję ir 10 metų. Ir nežinau, kodėl taip lėtai, o gal tai neturėjom kažkokių labai didelių lūkesčių. Bet albumas vienas yra. Tai tą albumą išleidom dėl to, kad jau norėjom baigti groti juos ir kažką kitą daryti, nes jau patiem atsibodo tas. Ir tada, o ką daryti, tai pamiršti tos gabalus? O kodėl? Tai tada jau pasiruošę įrašyti. Tai karantino laiką panaudojom ten, kad buvo daugiau to tokio asmeninio laiko, tai tada mes ir padarėm, nes visi turėjom laiko, nes mes visi dirbantis, tai tada labai sunku suderinti viską, o jau albumų įrašymui reikia daugiau pastangų. Tai mes ten tą laiką ir išnaudojom, nes tas ir užtrunka, ten metus užtruko, ten nuo to intencijos įrašinėti, tada ruošimosi, tada įrašai, tada ten tas visas produkcija, tada jau ten visi artworkai kol padaryti, jau tada išleidė, o kol vinilą atėjo, tai ir 1,5 metų. Tai dabar jau nusiemi tą, žinai, naštą, tai tada atsiranda laiko ir erdvės įrašyti net kažką kitą, nes tas jau įrašyta, tai nebėra aktualu groti, jau repetuoti. Bet albumą galima rasti, ar ne? YouTube'ai, grupė Padugnės. Aš manau, jau visur mes ten sukėlėm, kur tik galėjom. Tai gerai, tai galėsit, žiūrovai, pasiklausyti, gal ir kolegos FTMC, gal ir kolegom, gal kažkas dar yra, kurie dar nežinojo, kad tokį žmogų turim pas save, tai susiraskit, klausykit ir koncertai vyksta, ar ne? Turbūt reiktų sekti Facebook'o paskyrą. Taip, pas mus ten daugmaž viskas yra daroma pačių, tai ir tas, tai tada ar
geriausias kanalas, tai ten tas Facebookas, nes, Prodiuserio neturite ten kokio? Ne, nieko. Ir brolių bendžių. Kitas koncertas bus gruodžio pradžioj, gruodžio, man atrodo, 7 ar 8. Ten reikia pažiūrėti, 5-6 bus renginys Vilniaus gatvės ir renginys vyksta jau labai daug metų, organizuojamas Vilniaus undergroundo grupėms, kurios aktyvios yra ir gros šį kartą bus 2 dienas ir vyks kažkur ar tai Perone ar arti Perono. Žodžiu, prie Vilniaus stoty. Gal Perono toj kaviniai? Kažkoks antras aukštas, kažkoks atsidarė, kažkokia nauja vieta. Aš tiksliai negaliu dabar pasakyti, nelabai dar domėjaus, bet dabar intensyviai ruošiamės, nes reiks lipti ant scenos, tai naują repertuarą norim pristatyti. Tai super, gerai. Čia po kurio laiko, jau po pertraukos. Bus puikiai proga atvykti ir susipažinti, kas dar nepažinot. Ir tada tai sėkmės, tai gerų albumų ir gerų hitų. Tikrai nuoširdžiai linkiu, nes man visai labai smagu matyti žmonės, kurie kuria, ar ne, kurie bando kažką savo ar ne įnešti ir ne tik tai, žinai, kad darbas, atsikeli ryte, ten grįžti namo, ten pavalgai ir viskas tiesiog, ir visas gyvenimas toks, bet man atrodo, kūryba yra vienas iš tokių nuostabiausių dalykų, kas gali gyvenime būti. Tai. Ačiū labai. Iš tikrųjų, tas kūrybiškas žmogus, tai tos kūrybos neturi kur dėti, tai eina iš proto. Tai visada gaunas, aš pastebėjau tie, kur kūrybiški, tai jie nepavargsta kažką daryti. Net jeigu tai niekam nereikalinga ir ten 2-3 perklausos. O ką jiem nieko ne, jie save taip išpildo. Taip. Mindaugas Karaliūnas, FTMC optoelektronikos skyriaus fizikas, Falšas Padugniai iš grupės Padugnis, jo radio laidų vedėjas, dainuotojas, atlikėjas, buvo ir tebėra su mumis studijoje. Aš Simonas Bendžius, dėkoju už jūsų paskirtą laiką, tikiuosi buvo jums įdomu ir iki kitų kartų. Ačiū, kad pakvietei. Viso.